Sveiki, esu menotyrininkė Rimantė Tamoliūnienė ir norėčiau šiandieną su jumis pasidalinti ir pristatyti labai kelis įdomius kūrinius, kurie mus pasiekė dar iš XII amžiaus Vokietijos vienuolyno ir jų tas sukūrimo kontekstas tikrai yra labai išskirtinis. Jų autorė šventoji Hildegarda Bingenietė buvo tikrai labai charizmatiška asmenybė ir nuveikė daug iškilių dalykų įvairiose srityse. Ja būtų galima pristatyti kaip mokslininkė, poetė, dramaturgė, gydytoja, dailininkė, pagaliau kompozitorė su savo inovatyvia viduramžių muzika. Bet didžiausia šios benediktinės vienuolės ypatingumas buvo tai, jog jos dvasingumas buvo paženklintas regėjimo dovana. Žodis regėjimas mums šiuolaikiniams žmonėms iškart skamba kažkaip įtariai arba bent jau paslaptingai, tačiau šios vienuolės santykis su pasauliu anaiptol ne rožiniai sapnai, nesaldūs padūsavimai ar tušti kliedesėliai. Ir įdomu tai, jog ši viena ryškiausių viduramžių moterų vienuolių daugelį metų kaip ir buvo pamiršta ir kokius 800 metų iš vis buvo mažai žinoma. Ir tik 2021 metais popiežius Benediktas XVI paskelbė, jog Hildegarda turi teisę būti gerbiama visoje bažnyčioje ir nes jos kaip mistikės kalba leidžia šnekėti apie Dievą kažkaip kitaip. Ir kas įdomiausia, tai jog Hildegarda paskelbiama ne tik šventąja, bet ir bažnyčios mokytoja. Ir tai tik 4. bažnyčios mokytoja moteris. Tai natūraliai kyla klausimas, kodėl įvyko tai tik šiais laikais. Tai gali reikšti viena vertus, jog ši šventoji turi labai reikšmingą įtaką krikščionių bažnyčios teologijai. Ir antra, jog tai, ką jinai skelbė, ypač aktualu šiems laikams. Tad nieko keisto, kad pastaruoju metu susidomėjimas šios mistikės asmenybė, jos įvairiapusės veiklos palikimu smarkiai auga visame pasaulyje. Apie ją rengiamos paskaitos, kuriami filmai, atliekami jos muzikos kūriniai, rašomos disertacijos, knygos, studijuojami teologiniai raštai, jos medicininiai veikalai ir patarimai sveikai gyvensenai irgi ypatingai traukia dėmesį. Tai kaip sakė vienas jos tyrinėtojų, jeigu jinai būtų buvęs vyras, tai būtų dar garsesnė. Apie Hildegardą plačiau galima paskaityti lietuvių kalba parengtoje knygoje, tad visos jos biografijos nepasakosiu. Tik trumpai priminsiu, jog ji dar 7 metų, kaip 10. vaikas šeimoje, buvo atiduota į vienuolyną netoli Bingeno ir anuomet tai buvo įprasta praktika, nes ten vaikai gaudavo nuolatinį išlaikymą, išsilavinimą, kurį ypač būdavo sunku gauti mergaitėms. Sulaukus pilnametystės, Hildegarda davė įžadus Švento Benedikto regulai, vėliau tapo magistrė, įkūrė netgi naują vienuolyną ir leisdavosi į misijas, o jos pačios mirtį lydėjo ypatingi reiškiniai. Dabar, kada tiksliai Hildegarda pajuto turinti regėtojos dovaną, sunku pasakyti. Įvairūs šaltiniai pateikė tokius skirtingus duomenis. Tačiau aišku, jog dar vaikystėje ji ėmė matyti spindinčią šviesą. Vėliau pastebėjo, kad jinai dalindavosi kaip vaikas, reiškia, tai, ką regėjo kitiems, bet vėliau suprato, kad kiti tokių regėjimų nepatiria. Ir suprato, kad turinti laikytis atsargumo ir nepasakoti apie tai bet kam. Ir sulaukus 43 metų, o viduramžiais tai buvo jau laikoma tokia senyva moterim, Hildegarda, kaip ji pati sako, gavusi įsakymą iš dangaus užrašyti visas tas įžvalgas matytas, tuos įvairius kosminius sąryšius ir toks iššūkis, aišku, jai kėlė baimę. Iš pradžių jinai visaip vengė paklusti šitam Dievo pavedimui ir net ėmė sirgti, bet pagaliau jos mokytojui Volmarui pavyksta ją įkalbėti
Ir vėliau viską, ką ji mato, jai liepia užrašyti dargi ir popiežius. Žinoma, vyskupai sudarė netgi tokią tyriamąją komisiją, kad nustatyti, ar tikrai tas vizijas siunčia Dievas, ar jos yra iš piktojo, nesgi viduramžiais gyventi su regėtojos dovana tai buvo ne juokai. Taigi jos gyvenime taip ir vyko. Jei tik ji nesutikdavo užrašyti, ką regi, tuomet apsirgdavo ir sirgdavo tol, kol pasakydavo taip. Žodžiu, visi jos darbai iš tokio visiško klusnumo dangui. Hildegardą išgarsino 3 pagrindiniai teologiniai veikalai išlikę, susidedantis iš įvairių vizijų, kurias įsiejo su švento rašto kontekstu. Tai veikalas Pažink kelius, Gyvenimo nuopelnų knyga ir knyga apie Dievo veikimą. Pati Hildegarda teigė, jog jos veikalai rašyti ne iš kažkokio rašymo džiaugsmo, o iš pareigos paskelbti tai, ką jai tos vizijos atvėrė. Ji tiesiog laikė save Dievo advokatę, įrankiu ir net įsivaizdavo save kaip plunksną jo rankose. Taigi tos visos vizijos su ta vaizdų gausa, sudėtingumu tikrai nebuvo jos pačios sumanymas, greičiau paklusnumas ir pareiga įtikinti žmonės atsigręžti Dievo. Regėtoja tas vizijas užrašydavo ant vaškinės lentelės iš metalo pagamintų pagaliukų, o vėliau buvo viskas perrašoma į pergamentą. Pačiai Hildegardai patirti tuos regėjimus buvo ypatingas potyris, nes jo metu jai praeidavo visos baimės, liūdnumas ir ji jausdavosi kaip jauna mergaitė. Ir skaidrėje matome ją apimta regėjimo ir tuomet jos galva, kaip matom, tarsi būdavo apimta kažkokios liepsnos. Hildegarda norėjo, kad jos tas užrašytas vizijas pavaizduotų atitinkamos miniatiūros. Vienuolė jas nupieždavo arba pati, arba asmenys, kuriuos ji prižiūrėdavo. Tokios iliustracijos, kaip viduramžiais vadinti tokie rankraštinių knygų spalvoti piešiniai, vadinti iliuminacijomis, dėja išlikę ne visi. Tai šiandien drauge su jumis pasigilinsime tik į 3 iliustracijas. Norėčiau daugiau, bet Hildegardos vizijos labai daugiasluoksnės, kartais sunkiai įkandamos, daugeliu atveju apskritai reikia turėti šalia žmogų gerai išmanantį teologiją, nes daugelis jos vaizdinių, kuriais norėta perteikti įvairias tas mistinės patirtis, kalba apie kitą tokią pasaulio realybę, tarsi žinias kažkur iš niekur. Dar noriu pastebėti, jog vienuolė vizijas perteikia įvairiais tokiais įvaizdžiais arba simboliais, atitinkančiais tais to laikmečio raišką. Tad taip pat reikalauja nemažai pastangų ją suprasti. Man pačiai buvo nuostabu, kaip tokias sudėtingas pasaulio projekcijas, universalios būties schemas ar kosmoso struktūras buvo galima supaprastinti iki esminių modelių. Tam aišku pasitarnavo ir universalieji ženklai, simboliai, kurie pajėgų sutalpinti savyje ne vieną reikšmių sluoksnį, nes būtent simbolių kalba visais laikais išreiškia kažką daugiau negu jų akivaizdi prasmė ir tuo pačiu padeda mums atverti tą anapusinį pasaulį ar jo perkeltinę reikšmę. Taigi bandykime tas iliustracijas atkoduoti, remiantis tiek vizualių simbolių kalba, tiek pačios vienuolės ar kai kurių tyrinėtojų komentarais, nors suprantu, kad daugiausia pavyks tik paviršėliais prisiliesti prie šios iškilios šventosios paveldo. Tai štai matome pirmąją alegorinę Hildegardos iliustraciją apie pasaulio sukūrimą. Pagal vienuolės viziją visa visata vaizduojama kaip kiaušinis ir apie regėjimą ji rašo. Tada išvydau didžiulį tamsų apskritą pavidalą panašų į kiaušinį. Kiaušinis, kaip žinome, vienas seniausių esminių mito poetinio pasaulio simbolių. Daugelį senovės tautų pastebime pasikartojamą identišką motyvą
kaip iš kosminio kiaušinio atsiranda visata arba kokia nors įasmeninta, tverianti galia. Dar senovės Egipto papirusuose randami užrašai apie kosminį kiaušinį, o senosiuose sanskrito šventose knygose apie kiaušinį irgi kalbama kaip apie gyvybės apraišką, jos užuomazginę pradžią. Graikų mituose kiaušinis yra gyvenimo paslaptis ir atgimimas. Šumerų mitologijoje kosminis kiaušinis irgi įkūnijo pasaulio sukūrimą. Lietuvių tautosakoje randame sakmę apie pasaulio atsiradimą iš kosminio kiaušinio ir joje pasakojama, kad iš pradžių buvo chaosas, migla, dumblynai, paskui atsirado kiaušinis padėtas vandens paukštės ar gyvatės, iš jo žemė, vandenys, dangus, oras, ugnis. Ir viduramžiais Europoje kiaušinis taip pat simbolizavo tos 4 pasaulio elementus. Lukštas įkūnijo žemę, membrana orą, baltymas vandenį, trynys ugnį. Ir tą sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti, nes visuotinai įvairiuose kraštuose išgirsime kosmogoninių mitų, kurie byloja, kad pasaulio kiaušinio funkcija susijusi su tvėrimo pradžia, su tas naudžiančia gyvybė ir su pirmapradžiu gemalu. Taigi matome, jog kiaušinio ženklo simbolis ateina tarsi iš žmonijos ištakų, kaip tokia savotiška miniatiūrinė visata. Ir Hildegarda taip pat regė viziją, kuri štai tokia simbolinė sluoksniuota visatos vaizdo struktūra išreikšta kosminio kiaušinio įvaizdžiu. Toliau jos regėjime skaitome. Iš išorės jį supo ryškios liepsnos. Matome tą išorinį ugnį liepsnojantį sluoksnį, tas toksai geltonas, kuris anot vienuolės simbolizuoja visagalį Dievą, laikantį šią visą visatą ir nesuvokiamą dėl savo didybės bei slėpinių. Hildegardos teigimu, jis yra ta pilnatvė ir nėra nieko, kas nuo jo būtų paslėpta arba ko jis nežinotų ir viskas, kas yra gyva, gauna iš jo gyvybę. Tokia samprata, jog visata radosi iš spinduliuojančios ir trykštančios šviesos sklindančios iš pirminės būties, buvo tikrai nesvetima viduramžių teologijoje, o ir šiais laikais didžiojo sprogimo teorija taip pat bando nusakyti visatos atsiradimo momentą. Dabar kiaušinio viršuje, toje visatos, tame išorinėme liepsnojančiame sluoksnėje, matom tokią didelę žvaigždę, ką rašo apie tai šventoji. Ir toje išorinėje atmosferoje buvo toks didelis ugnies kamuolys, jog jis apšvietė visą didžiulę formą. Tai kągi dabar simbolizuoja tas ryškus raudonas įžiebtos ugnies vaizdinys, kaip tokia žvaigždė. Ugnis, kaip žinia, dieviškumo apraiška. Raudona ugnies plėtimosi gyvybės, kraujų, valdovų, visokių galių ir galimybių spalva. Žvaigždė nuo seno simbolizavo amžinybę. Tarkim, Betliejaus žvaigždė buvo ir kita stebuklinga žvaigždė pasirodžiusi pranešti apie Dievo sūnaus gimimą. Taigi Hildegardos regėjime toji stebuklinga žvaigždė simbolizuoja Kristų kaip tokią teisingumo saulę ir toliau skaitom. Tiesiai virš ugnies kamulio rutulio buvo vertikali 3 šviesulių eilė, kuri laikė jį ugnimi ir energiją ir neleido jam nukristi. Matom, kad tokios 3 žvaigždelės virš tos didelės žvaigždės, tai anot tyrinėtojų, jo simbolizuoja šventąją trejybę, kuri viską valdo savo tam meilės spindesy. Taigi toji didžioji žvaigždė išskirta iš tų 3 rodo, kad Dievo sūnus nusileido iš dangaus į žemę, apreikšdama žmonėm dangiškus dalykus. Dabar žvelkime toliau į tą vidinę visatos struktūrą. Po to išorinių šviečiančios ugnies sluoksnių išsyk yra toksai, tamsus sluoksnis. Kągi jis reiškia? Skaitome Hildegardą. Juodame apvalkale buvo tokia siaubinga tamsi ugnis, kad aš negalėjau jos tinkamai suvokti. Siaubingas tamsus darinys bangavo visokių didelių darinys bangavo visą savo gale nuo didžiulio garso. Na ir toliau jinai aprašo tą sferą pilną chaoso, audrų, žaibų ir visokių didelių ir mažų akmenų.
Taigi žinome, jog juoda spalva tai jokių spalvų arba šviesos nebuvimas. Tai toks pirminis chaosas, tad ši sfera, kurioje jinai matė tą siaubingą tamsią ugnį, simbolizuoja piktojo pasaulį, kitaip sakant, pragarą. Skaitome toliau. Po tamsiuoju sluoksniu buvo gryniausias eteris arba tyriausias dangaus oras. Tai matot, va ta mėlyna spalva su tom žvaigždutėm. Mėlyna simbolizuoja visada dangaus spalvą, aukštybių spalvą. Ir jeigu žvelgti į šį sluoksnį kaip į dvasinį lygmenį, o pas Hildegardą visi šitie sluoksniai turi kaip tokių dviejų dimensijų simboliką, tai Hildegardos kūrinių tyrinėtoja Sara Salvadori šią mėlynos spalvos sferą priskiria nuoširdžiam tikėjimui, o žvaigždės tai tokie tarsi pamaldumo darbai. Gerai, dabar tame mėlyname sluoksnėje matome dar vieną šviesulį. Ką apie jį sako Hildegarda? Čia mačiau didžiulį šviečiantį kamuolį, pripildytą šviesios energijos. Virš jo buvo du šviesuliai, kurie jį laikė ir neleido jam išeiti iš savo ribų ir tikslo. Visur danguje buvo daug ryškių šviesulių, į kurias šviesusis ugnies kamuolys reguliariais intervalais išskirdavo savo energiją. Tada jis vėl pakildavo iki raudono ugnies kamuolio, kad užsidegtų jo ugnimi ir vėl išsiųstų tai į šviesias sferas. Dabar šitą tekstą pabandykim atkoduoti. Anot Hildegardos, šviesolys toje mėlynoje sferoje pavaizduotas tokia kaip mėnulio forma, tai yra bažnyčios simbolis. Kaip mėnulis atspindi šviesą, tai bažnyčia turi atspindėti Kristaus šviesą. Šiaip mėnulis, tai aišku, irgi yra iš dulkių ir žemės, bet kai žiūrim iš mūsų žemės, tai tas dulkinas paviršius vis tiek atspindi saulę. Taip ir ta bažnyčia, kartais padulkėjusi, bet ji vis tiek turi atspindėti Kristaus šviesą. Virš to mėnulio, to bažnyčios simbolio, kaip sakiau, įvaizdžio, matome dar tokias dvi žvaigždės, tokias raudonas. Jos simbolizuoja Naująjį ir Senąjį testamentus. Taigi, sekant Hildegardos regėjimu, procesas būtų toks. Bažnyčia laiks nuo laiko pakilusi ir atsinaujinusi prie Kristaus, to kaip vienuolė sakė raudono ugnies kamuolio, pasikrauna jo šviesa, kad galėtų atspindėti pasauliui Kristaus šviesą. Ir tokiu būdu uždegti žmoniją pamaldumu ir tikėjimu. O šitie du nedideli šviesuliai virš mėnulio kaip bažnyčios simbolio, tai yra Naujasis ir Senasis testamentai, prilaikantis bažnyčią, kad nenuklystų nei nuo tikslo, nei nuo išganimo orbitos. Gerai, dabar žvelkim toliau, pro mėlynąją sferą matom tokį vandens sluoksnį su tokiais debesėliais. Vanduo viena tokia paslaptingiausių tvėrinijos dalių, jis beformis, gali būti labai pražūtingas, chaotiškas, bet kita vertus jis gali būti skaidrus, tyras, gaivinantis, nuplaunantis ir panašiai. Vanduo gali būti kaip jungtis, kaip visa pasaulinis ryšys ir šioje vizijos iliustracijoje, tame fizinėme lygmenyje, šis vandens sluoksnis atstovauja kaip drėgmę, kuri persmelkia visą pasaulį, o tame dvasinėme lygmenyje, anot tyrinėtojų, simbolizuoja gyvą vandenį, kaip krikštą, nes tiem, kas tiki, krikštas tampa tuo išganimo vandeniu. Dabar pačiame centre matome Žemės rutulio vaizdinį, tą medžiaginį pasaulį, kuris anot Hildegardo susideda iš tų 4 elementų – ugnies, oro, vandens ir žemės. Ir dar senovės graikai yra pastebėję, kad tikrai medžiaginį pasaulį sudaro 4 stichijos ir čia galime prisiminti gerai žinomą tokį kaip Platono pavyzdį, kuris tuos pirminius materijos elementus irgi susiejo su erdvinėmis geometrinėmis figūromis, tokiais 4 taisyklingais daugiasieniais, atstovaujančiais tą žemišką tikrovę. Bet graikų filosofų idėjos skelbė, kad pati visata, kaip visuma, vis tiek susideda iš kitokios medžiagos, nei ta, iš kurios sudarytas tas mūsų žemiškas pasaulis. Vadinasi, dangaus karalystė, kad neliktų tuščia,
turėjo egzistuoti kažkoks ir dar 5 elementas. Ir tai buvo dodekoedras, kuris rado savo vietą kaip kvintessencijos atomas arba atitinkantis tą eterį, tą pneumą, dvasia, tą visatos erdvę. Ir čia šalia pailiustravau Salvadoro Dali paveikslą Paskutinė vakarienė, kuris remdamasi šitą Platono atrastomis tomis idėjomis įveda į paveikslą dodekoedro tą vaizdinį kaip visatos erdvės formą, kuri leidžia mums numanyti, kad toks menininko vaizduojamas paskutinės vakarienės slėpinys gali vykti visatoje bet kuriame taške. Taip pat kai kurie Hildegardos amžininkai, mąstytojai irgi rėmėsi tą platoniškąją gamtos filosofiją, kad dieviško kūrimo tas veiksmas apsiriboja 4 kosminiais elementais, kurie vėliau vystosi patys, redukuoja koncentrinių sferų sąveiką ir susimaišę pagal matematinės proporcijas sudaro fizinį pasaulį. Tačiau, kad viskas susimaišytų, reikalingas judėjimas ir mūsų supančiame pasaulyje viskas juda nuo nematomų elektronų, nuo atomų, dangaus kūnų ir pasižiūrėkim, kaip šį judėjimą vaizduoja Hildegarda. Tai reiškia šiame visatos kiaušinyje atskiruose sluoksniuose, aš juos atskirai tarsi jums dar išdidinau, matome tokias 4 pučiančias trigalvės būtybės. Viduramžių ikonografijoje tikrai dažnai buvo galima aptikti tokias panašias fantastinės daugiagalvės būtybės, jos buvo vadinamos gryliais. Ir šiame paveiksle tos figūros simbolizuoja vėjų prigimtį, kurią Hildegarda įsivaizdavo kaip tam tikrą kosminę energiją, kilusią iš tos dieviškos substancijos. Ir jeigu tų vėjų nebūtų, tai yra to judėjimo nebūtų, pasaulis tarsi subirėtų į atskirus elementus, nes tie vėjai, tie sūkuriai pajėgus viską išjudinti. Ir kitaip tariant, tų vėjų tarpusavio sąveiką palaiko tą pasaulio struktūrą ir pusiausvyrą tame Dievo sukurtame pasaulyje. Ir čia Hildegarda mums primena, kad tie pagrindiniai vėjai nuo pasaulio pradžios niekad nebuvo sujudinti visa jėga ir nebus sujudinti iki paskutinio teismo dienos. Ir tik pasaulio pabaigoje jie parodys savo tikrąją galią ir anot Hildegardos pūstels iš visų jėgų. Tai vėlgi tais vėjų prigimties simboliais dar Hildegarda bando atspindėti ir tas dvasinės reikšmes. Tai jeigu pirmame rate toje ugnyje tie vėjai simboliškai tokie raudoni, matot, veidai, jie reiškia tas skleidžiamą žodį, tai yra Kristaus žodį kaip ugnies jėga. Tamsiame tame apvalkale tas reiškia vėjas, toksai sūkuringas, jau tai tokio puolusio angelo pyktis. Ir trečias vėjo sluoksnis skleidžia tikėjimą. Ir 4 pučiantis vandens rate simbolizuoja tą krikšto lietų. Ir jis netgi, jeigu pamatysi tą išorinį, tą visą, reiškia, matosi, kad jis net ribojasi su bažnyčios tuo įvaizdžiu. Dabar, jeigu pažvelgtumėm į bendrą šio vaizdinio formą, tai jinai mums primena kažkokią kosminę gimdą. Jos viduryje tas materialus pasaulis, o aplinkui tas toks nepažinus anapusinis pasaulis. Ir visas šis paveikslas tarsi primena išties tai, kas yra viduje ir gilumoje. Žydai turi tokį seną hebrajišką žodį rehem, kuris reiškia išties kaip Dievo gailestingumą savo tautai ir žmogui. Teologai šiame kontekste tokį gailestingumą aiškina kaip transcendentišką, giliai išgyventą meilę. Tai yra pati intimiausia viešpaties slėpinio dalis, tokia besąlygiška kaip motinos meilė savo kūdikiui. Toks kaip Dievo gelmių virpesys, kurio dėka Dievas kuria asmeninį santykį su kiekvienu žmogumi, mylėdamas į savo įsčiomis. Ir Hildegardos vizija mums kalba, jog visata yra kaip tokia spinduliuojanti dieviškos kūrybos energija ir tuo pačiu žadina žmogų gilesniems santykiams su visa ta dieviškąja kūrinyje, suvokiant, jog visata iš tikrųjų yra mūsų namai.
O žmogus, aišku, jis tą visatą, tos namus eikvoja karu, tarša ir net kažkokią branduolinę beprotybę. O Hildegarda tiesiog reikalauja, kad su savo namais mes elgtumėmės su užuojauta, pagarba, teisingumu. Ir va tokias mintis sukelia mums šita pirma jos iliustracija, kad ta visata kaip kiaušinis su visais tais vykstančiais procesais yra harmoningoje visumoje. Dabar persikelkim prie kitos vizijos, kuri mums atskleis, kasgi tose Dievo įsčiose yra svarbiausia. Ir jau šioje iliustracijoje įvedami tokie konkretūs vaizdiniai ir tai pradėkim nuo viršaus. Iliustracijos viršuje matome Dievo tėvo, viso ko kūrėjo įvaizdį. Jis vaizduojamas kaip toks pagyvenęs, žilais plaukais, barzdotų veidų vyras, o tai leidžia suprasti, jog jis yra amžinas. Ir kadangi mato, ta jo galva yra virš paveikslo rėmo, tai norima pasakyti, jog jis kaip viešpats yra virš viso pasaulio, virš viso, kas yra sukurta. Tai taip tarsi pabrėžiama, jog Dievas begalinis, neaprėpiamas ir pranoksta tos visos sukurtos kūrinijos matmenį savo tą neišmatuojamą didybę. Ir jo barzda liečia tokią auksinę karūną, vainikuojančią kitą galvą, kuri priklauso Kristui, o toji karūna, juos jungianti, tai tyrinėtojai tai įvardina kaip šventąją dvasią. Matome, jog visas tas Dievo tėvo asmuo tiesiog betarpiškai susilieja su ta ugninga Kristaus figūra ir jiedu abu taip neatsiejamai laiko tą didžiulį visatos ratą, suteikdami visiems gyvybę. Panašiai kaip toj buvusioje iliustracijoje, tas ratas irgi toks liepsnojantis, tas sluoksnis, kaip toks apsireiškiantis, kaip tokia žaižaruojanti dieviškos vienybės trejybė. Tai Dievas yra amžinybė, įsikūnijęs žodis sūnus ir juos abu vienijantis tas kvėpavimas, tai šventoji dvasia. Ir Hildegardos vizijoje šitie skirtingi trejybės asmenys vaizduojami kaip tokie, kaip vienas Dievas vienoje vientisoje esybėje ir didybėje. Ir akis krenta tas ryškus toksai išorinis sluoksnis, kaip tas toks Kristaus apglėbtas apskritimas, toks panašus į tą ugninį ratą, kaip tokiam praeitam priešiny, tik jis jau čia visai raudonas. Ir jeigu žvelgtumėm į apskritimą kaip į geometrijos ženklą, kaip į simbolį, kaip į pasaulio visumos reiškėją, tai jo forma nuo seno simbolizuoja dieviškumą, dangų tuo pačiu reiškia begalybę, cikliškumą, amžinybę, užbaigtumą, pradžią, visatą, dažnai ir dangaus skliautas vaizduojamas apvalaus kupolo formos. Ir tas ratas daugelį kultūrų susijęs su šviesos, ugnies kultu ir taip pat su amžinai aktyvios energijos ir judėjimo simbolika. Ratas, kadangi jis neturi nei pradžios, nei pabaigos, nei krypties, yra vienas toks tubuliausių ir universaliausių formų. Ir tą formą turi atomai, ląstelės, planetos, žvaigždžių sistemos ir panašiai. Tai šitas išorinis ratas, vaizduojamas ta liepsnojama ugnimi, tai vėlgi kaip įvairiuose pasaulio mituose, šventraščiuose, irgi ugnis kaip dieviškumo apraiška, kaip dvasinio pasaulio simbolis ir kaip kartu tai gali būti kaip meilės liepsna. Pavyzdžiui, Senajame testamente, viešpats kalba Mozei iš degančio krūmo. Taigi visas šitas išorinis degantis ratas, o ratas jau, kaip sakėm, yra susijęs su amžinybė, su tuo visapimančiu visetu, būtent ir simbolizuoja tą dievišką substanciją, Dievą kaip ugnį, kaip gyvąją dvasią. Dabar po šituo liepsnojančiu to dievišku ratu matomas tas kitas apskritimas, kaip ir aname paveikslėlyje tas toksai juodas ugnies ratas. Ir čia aš jums išdidinau, jūs matot, jis toks yra persipinęs liežuviais su tuo raudonu apskritimu. Tai ugnis, kaip žinia, ne tik šviečia, šildo, bet gali nudeginti, sunaikinti, kas nereikalinga, nuskaistinti.
Tai Dievas irgi yra ne tik tiesa, gailestingumas ir meilė, bet ir teisingumas. Tai va šitas juodasis ratas, jisai simbolizuoja tą naikinančią pragaro ugnį, piktojo pasaulį. Ir šie du tokie apskritimai, tas reiškia purpurinis ir juodasis, sujungti taip vienas su kitu, kaip mato, tokiom liepsnom. Ir sudaro tokią bendrą sferą. Taigi Hildegarda bandom išreikšti, kad kiekvienas, kuris priešinasi Dievui, bus panardintas į tą tamsos būseną, nes Dievo galia ir teisingumas yra neatsiejami nuo to ugnies rato. Vis tik atkreipki dėmesį, jog tas ryškusis ugnies ratas yra dvigubai storesnis už tos juodos ugnies ratą. Kitaip tariant, dieviškasis šviesos ratas, gailestingumo ir meilės ratas didesnis už piktojo pasaulį. Dabar po to juodos ugnies apskritimų, vėl artėjant link centro, kaip ir aname paveiksle, čia vėl tos pačios kosmoso sferos, eteris, vanduo, oro sluoksnis su debesimis, žemės sritis ir visi tie pirminiai kūrybos elementai, kosminiai, kuriuos jau aptariam. Ir tas grynasis eteris savo sferą apgaubė tą visą pasaulį ir tarsi suriša viršų į apačią, kad niekas neperžengtų savo ribų. Va, ir tas vandens ratas, reiškia, vėlgi toks vėlgi simbolizuoja tą vandenį, kur, reiškia, galbūt tuos teisiųjų darbus, kurie išsiplovė nuo nešvarių darbų, reiškia, teisėjai. Na va, o paveikslo viduryje matome tą rudą sferą, kuri atstovauja žemę, kurioje vyksta visa gyvybė. Na ir visoje šitoj, reiškia, Hildegardos vizijoje vėl matome tą kosminę vėjų sistemą, tik jau čia tie personifikuoti vėjai jau pučia įvairių gyvūnų pavidalų, iš tokių gyvūnų galvų. Ir kiekvienas šių vėjų yra irgi svarbus ir kiekvienam čia priskiriamos tam tikros savybės, 4 tie pagrindiniai vėjai, 8 kiti gyvūnai, vėlgi simbolizuoja tuos šalutinius vėjus. Ir Hildegarda tikrai yra daug visokių čia prasmių sudėjusi tuos vėjus. Taigi visi tie vėjai, kaip tokia judanti pasaulio energija, reikalingi tai visai pasaulio struktūrai, pusiausvyrai išlaikyti ir be jų tiesiog pasaulis iširtų, anot Hildegardos. Dabar, jeigu įsižiūrėtume, tai dar matome tokius auksinius spindulius, kurie kaip toks tinklas eina per visus apskritimus ir tarsi susieja tą dangų ir žemę, žmogų ir gamtą. Šitas šviesos tinklas prasiskverbia į visą kūriniją, kas rodo, jog žmogus susietas įvairiais saitais su visu, kuo, kas egzistuoja pasaulyje. Žmogus tiesiog nėra izoliuotas nuo kūrinijos ir negali jis gyventi tik dėl savęs paties, nes viskas tarpusavy susiję ir priklauso viens nuo kito. Ir Hildegarda buvo įsitikinusi, kad mūsų veiksmai turi įtakos visam kosmosui. Todėl teigia, o žmogau, tu esi atsakingas. Anot jos, jei žmogus savo blogais darbais sujaukia ploną tarpusavio palaikymo audinį ir pramuša didelės skylės kosminių ryšių tinkle, kuriuo pulsuoja ta meilė palaikanti viso ko gyvybę, tai iš kūrinijos ataidės taip, kaip žmogus į ją šauksis. Todėl kiekvieno individo atsakomybė yra milžiniška ir jo pasirinkimai veikia kitus, nes pasaulis tiesiog suraidytas pagal pusiausvyros ir harmonijos dėsnį. Ir žmogus, aišku, pagal savo suvokimą apie gėrį ir blogį tiesiog gali kurti pasaulį, bet gali jį panardinti į chaosą. Ir sprendimas yra jo, nes žmogui tiesiog suteikta galimybė keisti ir valdyti, reiškia, visą šitą kūrybą sukurtą Dievo. Taigi, anot Hildegardos, esame vienyje su pasauliu ir žmogus turėtų stengtis būti darnoje. Toks yra gražus lietuviškas žodis dora. Tai
tai tikrai kartais pagalvoji, kad daugelis mūsų netgi ekologinių problemų kyla iš to tokio mūsų racionalizmo ir tokio nesuvokiant, kad žmogus ir pasaulis yra viena. Taigi matom, kad visa šita iliustracija vaizduoja tokią kaip šventą trejybę, tobulą kaip ratą, kuris neturi nei pradžios, nei pabaigos. Ir tas ratas apglėbęs tą amžinai judantį pasaulio pavidalą ir visi visatoje egzistuojantys procesai patenka į tą dieviškumo apskritimą ir jo centre matome sukurtą žmogų. Tai dabar pereinu prie kitos iliustracijos, kuri dar labiau paryškina, žmogaus, šitą centrizmą šitoje iliustracijoje. Ir matome, kad žmogus ištiestomis rankomis, tarsi medžio šakomis, tarsi įsišakoja į visą kūrinyje ir Hildegarda apie tai rašo. Pasaulio sąrangos viduryje stovi žmogus, nes jis galingesnis už likusius kūrinius, gyvenančius pasaulyje, nestambios figūros, bet didis dėl savo sielos galių. Kaip žmogaus kūnas pralenkia jo širdį dydžiu, taip ir sielos galios pralenkia savo jėgomis žmogaus kūną. Ir kaip žmogaus širdis paslėpta jo kūne, taip ir jo kūnas apsuptas sielos galių, nes jos driekiasi per visą žemės skritulį. Tai matom, koks yra nuostabus tas žmogaus išskirtinumas. Jis esti visatos centre, visos kūrinijos centre ir yra pašauktas, kaip minėjau, bendradarbiauti išbaigiant kūriniją. Žvelgiant į viduramžių tą teologinę kultūrą, tai šitokia centrinė pozicija visiškai logiška, nes žmogus iš tikrųjų buvo laikomas to Dievo sukurto pasaulio centru ir pasaulio kūrimą atkartojančių dalyvių. Ir Hildegarda taip pat teigia, kad pasaulio elementus Dievas sukūrė ir jie yra žmonėse ir žmogus veikia jų padedamas. Tai ugnis, oras, vanduo ir žemė ir šie 4 elementai taip glaudžiai vienas su kitu susieti ir sujungti, kad negali būti atskirti vienas nuo kito. Taigi matome, jog Hildegarda pasitelkdama savo regėjimo įžvalgas pristato žmogų kaip mikrokosmosą, atspindinti viso makrokosmoso dėsnius. Tokį deterministinį aspektą, kai žmogus laikomas miniatiūrinė visata, atrastumėm ir pas Pitagorą, kuris teigia, kadangi žmogaus siela yra tos pačios prigimties su Dievu, tai ir žmogus bei visata turi būti tos pačios struktūros. Na ir galim prisiminti, kad toks išaukštintas požiūris į žmogų su tokia makro ir mikrokosmoso sąsaja ypač būdinga buvo Renesansų laikotarpiu ir visiems pažįstamas Leonardo da Vinci Vitruvijaus žmogus, kurį jis sukūrė praėjus 350 metų ir lygindami štai Leonardo da Vinci ir Hildegardos paveikslą atvaizduotą žmogų, galime rasti beveik tokias pat proporcijas, gal tik stovėsena kažkiek kitokia, nes šiek tiek pas Hildegardą pasuktas klubas. Bet įdomu tai, jog Leonardas da Vinci, tikrai kuris labai gilinosi į žmogaus sandarą, jo knygutėje užrašų irgi yra paliktas toks užrašas. Kadangi žmogus susideda iš žemės, vandens, oro ir ugnies, jo kūnas panašus į visatos mikrokosmosą. Taigi matom, tiek Leonardas da Vinci, tiek Hildegarda yra tos pačios sampratos. Ir galime netgi pacituoti vieno šiuolaikinio mokslininko teiginį, kad kiekvienas mūsų kūno anglies atomas kadaise buvo žvaigždės viduje ir visi esame atsiradę iš mirusių žvaigždžių pelenų. Ir skaidrėje matote dar ir kitą jo citatą. Taigi kosmosas kaip ir nėra tolimas, jis tiesiog yra mūsų viduje. Dabar dar žmogaus to paveikslo centre, kaip matote, ruda sfera simbolizuoja materialų pasaulį, žemės skritulį, kurioje tarpsta visa gyvybė ir žmogus atstovauja žemei. Ir ta žemės sfera tarsi dalina žmogų į 3 dalis.
Viršutinė dalis yra žmogaus galva, matot, reiškia protas, širdis, rankos ištiestos, o kūno viduryje esantys lyties organai, tas dauginimosi simbolis sutampa su pačiu Žemės rutulio centru, o centras visuomet simbolizuoja viso tapsmo pradžią, taigi tai irgi yra labai simboliška. O trečiojoje dalyje reiškia žmogaus kojos, kurios stovi ant pamato ir tai yra pagrindas, mums padeda įsižeminti kaip toks inkaras kasdienybėje, būnant su savimi ir išoriniam pasaulyje. Dar noriu atkreipti dėmesį, kad jog per vidurį tas visas apskritimas iki to liepsnojančio rato tarsi dalinamas tokia horizontalia linija. Ta linija prasideda rytuose nuo Saulės patekėjimo ir tęsiasi iki jos nusileidimo. Rytai tai simbolis, iš kur viskas prasideda, vakarai, kur viskas baigėsi. Tai yra aušra, pasaulio sukūrimas, o vakaras laikų pabaiga, apokalipsė. Ir šita linija, anot Hildegardos, ji simbolizuoja pasaulio pabaigą. Bet pasaulio pabaiga, nuo jos tai ne pragaištis, o tiesiog amžinybė. Tai va, ir dabar, jeigu dar atkreiptumėm dėmesį, tai ta horizontalioji linija, apie kurią dabar kalbėjau, ir simbolizuojanti tą pasaulio laikinumą, ir ta vertikalioji žmogaus ašis dalyja pasaulį tarsi tokias 4 dalis. Skaičius 4 yra ašinis ir esminis skaičius. Ir taip kaip skaičius 3 atspindi tą dievišką šventąją trejybę, taip skaičius 4 viduramžių sampratoj jis simbolizavo tą žemišką tikrovę. Nes ir pati gamta dalinasi į 4 dalis. Ir čia ir vėlgi tie 4 pasaulio šalys, ir 4 elementai, ir mėnulio fazės, ir metų laikai, ir paros laikai, ir materialiame lygmenyje tie 4 matmenys, ilgis, plotis, aukštis ir laikas, 4 kraujo grupės, vėlgi 4 kvantų skaičiai, biologijoje DNR molekulėse genetinė informacija irgi užkoduota 4-ženklių raidyno. Na ir taip toliau, ir netgi 4 raidės sudaro tą pirmojo žmogaus vardą Adomas. Taigi tas ketvirtainiškumas simbolizuoja tokią žemišką materiją, na ir tuo pačiu to kūno ryšį su žeme. Visą tą kūno veikimą valdo siela. Ir kaip sako Hildegarda, žmogus turi 2 prigimtis - sieloje tą dangišką ir kūne žemišką. Todėl žmogus pažįsta tai, kas žemiška, ir per tikėjimą žino apie dangų, o siela, kaip sako vienuolė, tai tokia protinga dvasia ir jos išmintis gyvena širdyje. Ir kartais mes irgi taip kartais sakom, klausyk savo širdies, gal tai irgi toks, pavadinimas toks turėtų, gal toks irgi simbolinis. Taigi, ta siela, anot vienuolės, turi tokią liepsningą prigimtį, kad užkaitintų tos mūsų kūno gyvybinius procesus ir tą tokią amžinojo žodžio šviesą. Ir gal dėl to mumise atsiranda tas nuolatinis toksai šviesos troškulys. Ir Hildegarda sako, kad siela valdo kūno veikimą, ji pakyla į smegenis, kraują ir kaulų čiulpus. Ji gali veikti ir tik kūno ribose ir negali atlikti daugiau, nei leidžia dieviškoji malonė. Taigi, ne veltui Hildegarda teigia, jog žmogus nėra tik tai toksai gyslų ryšulėlis, žmogus esti kur kas sudėtingesnis, nei jis pats gal gali įsivaizduoti. Tai va, tai vėlgi tas sielos kelias per kūną savo prigimtimi toks primena vėją, nes ji įkvepia tą gyvybės energiją, po to iškvepia. Ir tie vėjai šį kartą jau šitame paveiksle vaizduojami vėlgi gyvių pavidalu. Ir galime pastebėti, jeigu toj bendroj, toj iliustracijoje, kad visi gyviai pučia vieną kryptimį, matom taip iš kairės į dešinę, tarsi saulės kryptimi pasauliui. Na, o dešiniai netgi padidinau paveiksliukę, jeigu tai matom jau net nebe gyvio galvo, tokia panašiai žmogaus, kuri pučia atvirkščiai, į priešingą kryptimį nei visi kiti.
Ir va ta šio priešinio tokio judėjimo kryptis, galbūt jinai simbolizuoja tų dviejų jėgų priešpriešą, o gal tai tik toksai kosmoso arba visatos sandaros dėsningumas, nes paprastai sukimosi kryptis pagal laikrodžio rodyklę visada simbolizuoja plėtrą ir toks gyvenimas pagal Saulę, tai reiškia gyventi darnoje su gamtos ritmais, su pasaulio tvarka, su darna, o jeigu priešinga kryptimi, tas sukinys jis tarsi žymi tokį priešingus procesus, jis toks ėjimas į chaosą, į tokį traukimąsi, susiaurėjimą, nuo tokio sąmoningo pasaulio pažinimo į tokį nesąmoningą būvį. Na tai toks galbūt ir taip apskritai tai panašu į tą tokį įkvėpimą ir iškvėpimą, kur judėjimas viena kryptimi užleidžia kelią judėjimui jau priešingą kryptimi. Ir visatos tie procesai yra pavaldus tokiam nenutrūkstamam įkvėpimo ir iškvėpimo išsisklaidimui ir kad viskas tiesiog judėtų tokiom dviem kryptim arba suktųsi galbūt spirale. Na ir pabaigai dar atkreipkite dėmesį, jog miniatiūros kampe yra pavaizduota pati sėdinti Hildegarda ir kad ją toks matot aplankęs regėjimas, jinai tokia žvelgia į viršų su tais rašymo įrankiais rankose. Ir rodo ją tokią jos pagavą, kad jinai susikaupusi, žvelgia į tą regėjimą. Ir apačioje mato tarsi tokia Dievo ranka iš to tokio ugninio, reiškia tos sluoksnio išeinanti, kuri tarsi tiesiai į ją kažkokią raštą. Tai galbūt vėlgi, sakyčiau, tokia nuoroda, kad ta vienuolė viską užrašytų, o tas žmogaus protas viską galėtų atrakinti tais 3 tokiais rašmenų raktais, kaip ir viskas atrakinama šiam pasauly skaitmeniu, raide ir nata. Taigi, apibendrinant šitas 3 tokias Hildegardos vizijas, galime teigti, jog vienuolė nori jomis perduoti, jog visa kūrinėje negali būti atskirta nuo tos Dievo tikrovės, nes yra jos viduje apsupta gyvybės, jo meilės galios. Ir visos šios iliustracijos mums atveria tą tokią nuostabią kosminių elementų sintezę ir įpina į ją tą vientisą mikrokosmoso ir makrokosmoso paveikslą. Na ir tie tokie daugiasluoksniai Hildegardos vizijų vaizdiniai atspindi visatą kaip spinduliuojančią dieviškąją pirminę kūrybą ir tą tokį svarbiausią egzistencijos tikslą – dieviškos meilės išsipildymą. Tikrai yra nemažai daugiau tų iliustracijų įdomių, kur vėlgi tas yra atvaizduojamas toks glaudus to pasaulio ir žmogaus ryšys ir su gamta, ir su kūrėju. Ir tą temą Hildegarda plėtoja kitose vizijose, bet tikrai reikėtų vėl kitų paskaitų, nes iššifruoti tas jos vizijas nėra paprasta, nėra kartais lengva ir tai reikalauja ir tokių teologinių žinių. Tai šį kartą apsiribosim tik tai šitom 3 ir dėkoju už jūsų dėmesį ir atsisveikinu su jumis.